Lygiai 10 minučių po 13 valandos išklausę orų prognozę, galime džiaugtis. Kritulių, jeigu ir bus, tai tik rytoj ir tik vakarinėje šalies dalyje ir apskritai sėdint, pavyzdžiui, prie lango, atrodo, kad laukia koks minus plus 20, 19, saulė šviečia, bet matyti nelabai šildom. Bet šiluma, ta tokia teorinė vis tiek yra, o pasikrauti tos teigiamos energijos mes jums padėsime. Mat, artimiausias geras 20 minučių turėsime studijos svečią ir kalbėsime apie begalę įvairių įdomių dalykų. Jau antrus metus mes draugaujame su Vilniaus moterų krepšinio klubu Kibirkštis ir šiandieną pas mus svečiuose klubo vadovas Dainius Ribickas. Gerą dieną. Labą dieną visiems radijo klausytojams. Gražus tas mūsų ruduo, nieko nepasakys, ar ne? Taip, labai gražus. Ir gražiai prasidėjo moterų krepšinio klubo Kibirkšties sezonas. Taip, žaidėme Lietuvos moterų krepšinio lygoje jau 2 varžybas. Pirmos varžybos vyko Garliavoje, kaip ir sezono atidarimas buvo, sukviesta daug svečių. Susitikome su praeitų metų Lietuvos čempionėmis Sirenomis, ir kurias pavyko įveikti. Dar įdomesnės varžybos buvo praėjusį savaitgalį, kur namuose žaidėme prieš Marijampolės Sūduvą, kur pralošinėdami 3 kėlinius sugebėjome 4 kėlinį laimėti 23-3 ir per pratęsimą išplėšti pergalę. Tai žiūrovai tikrai nesigailėjo, kurie išlaukė to 4 kėlinio ir pamatė tikrai įdomų reginį gale. Su jumis kalbėjomės sezonui pasibaigus, praėjusiam sezonui, ir tuomet buvo daug tokių kaip ir klaustukų, kokia bus ta komanda, kokia bus sudėtis, ne viskas buvo aišku. Tai ar tie lūkesčiai kaip ir buvo patenkinti, ar dabar jau viskas yra tvarkoje, kaip sakoma, jėgos yra sukauptos ir tik į priekį? Na taip, mums pavyko išsaugoti 11 žaidėjų, tai yra tikrai labai daug, retas atvejis. Ir tik tai neliko mūsų 2 užsienietės, tai tarkime treneriai, tai aš visą laiką tokius išbandymus duodu su komandos komplektacija, kad tarkime, turėsi dabar stipresnę amerikietę, jaunimas ir turėsi žaisti. Na ir tarkime, mus pernai nieks nelaikė ten favoritais, galvoja, kad komanda, kuri galbūt gali įkasti, bet eigoje parodėme, kad tikrai galim kovoti dėl medalių ir vos nežaidėme finale. Tai šiais metais nepavyko amerikietės išsaugoti, norėjo geresnių sąlygų truputį, kurių mes negalime pasiūlyti, ieškojo stipresnio čempionato. Aišku, čempionatas Suomijoje nemanau, kad stipresnis, bet galbūt nepavyko jie surasti to, ko norėjo. Bet grįžkime prie mūsų komandos, tai pas mus pirmi metai, kai per 5 metus nėra užsienietės, nei vienos, ir vien tik tai lietuvių žaidėjos. Ir tai tikra nacionalinė komanda. Taip, ir pasipildėme mes tikrai patyrusią žaidėją veteranę Vitą Kuktienę, kuri tikrai jau spėjo parodyti. Taip, spėjo parodyti, ką sugeba. Ir jeigu mes kalbėję praeitais metais, sakėme, kad komanda yra labai jauna, visos merginos labai jaunos, tai dabar taip jau su brandos elementais, ar ne? Na taip, yra tikrai daug patobulėjusių žaidėjų, dauguma kviečiamos jau į Lietuvos moterų rinktinę, ir tai yra tikrai Lietuvos moterų krepšinio rinktinės ateitis. Jūs kaip klubo vadovas vis tiek turėjot kažkaip pačioj pradžioj sezono komandą užvest, kokį pažadą gal pasakyti, apie kokias premijas gal ar atostogas, nežinau, motyvacinio kalba buvo. Baisu čia prisižadėti, nes tarkime direktorius negali numatyti visų situacijų ir paskui tie pažadai atsisuka prieš patį, ir kartais lyg tai būna ir rėmėjų pažadų, kad paremsime, po to žiūrėk jau persigalvojo ir tavo pažadai liko, ką tau žadėjo, tai nieks nežino. Bet, kaip ir sakėt, ar ne, praėjusiam sezone jūs truputėlį bandė nuvertinti iš pradžių, kol dar neparodėt savo nagų, dabar, kai jau jie, varžovai mato, ar ne, praėjusią sezoną visą teko nukentėti, teko susidūrus ir pralošti, dabar gal bus ir sunkiau? Taip, dabar kiekviena komanda ruošis rimčiau, žiūrės į Vilniaus Kibirkštį, ir tikrai bus čempionatas įdomus. Jau dabar, tarkime, penktadienį žaisime Klaipėdoje su Klaipėdos Fortuna, kuri yra stipresnė komanda nei pernai, taip pat ūgtelėjusi meistriškumo ir taip pat dar nepatyrusi pralaimėjimo. Iškart šeštadienį jau namuose žaidžiame prieš Šiaulių komandą, kuri irgi yra jau stipresnė nei pernai.
ir tikrai kiekviena komanda gali pateikti įdomių siurprizų. Kalbant apie užsienio komandas, praėjusiais metais teko dalyvauti turnyruose, ar ne, ir vienur sekės geriau, kitur gal truputėlį prašiau, kaip šiemet? Na, mes antri metai dalyvaujame Rytų Europos moterų krepšinio lygoje, pernai ten buvo 8 komandos, šiais metais 12, truputį pasikeitė formatas ir akivaizdžiai lyga sustiprėjo, pasipildė stipresnėmis komandomis. Gal todėl mums šiek tiek silpniau sekėsi pirmame ture. Pernai iš pirmo turo po 3 varžybų prasivežėm 2 pergalės, šiais metais 1 pergalę, bet vien dalyvavimas ir žaidimas prieš tokias komandas mums tikrai duoda daug naudos. Visai netrukus mes grįšime prie mūsų pokalbio ir tuomet siūlo likti kartu, mat bus daug įdomių naujienų skirtų jau žiūrovams, kurie stebi moterų krepšinio lygos rungtynes po 5 minučių. Radio Stotis kelyje. Beveik kaip žaibas pralėkė tos 5 minutės 20 po 13, šiuo metu rodo studijos laikrodis ir šiandieną pas mus svečiuose Vilniaus moterų krepšinio klubo Kibirkštis vadovas Dainius Virbickas. Mes apkalbėjome jau ir startavusį sezoną, ir komandą, liko ta tokia uogytė ant torto, smagesnis dalykas visiems gerbėjams ir fanams. Labai graži yra tradicija, mat atkeliauti ir stebėti krepšinio klubo Kibirkšties varžybas yra visiškai nekainuojantis dalykas. Įėjimas yra nemokamas, ar ne, Dainiau? Taip, mūsų varžybas įėjimas nemokamas ir visi klubai kažkaip galvoja, kaip čia pritraukti žiūrovus, ateiti, kad daugiau žiūrovų ateitų. Aišku, pagrindinis faktorius yra geras komandų žaidimas, geri rezultatai, bet vis tiek stengiamės sugalvoti, kad ko čia dar pamaloninti žiūrovus. Ir tarkime, skaičiau, kad Klaipėdos Fortuna ten vilioja kažkokiais prižiukais ir apdovanoja ir savas krepšininkas geriausias ir žiūrovam prizai įsteigti. Marijampolės Sūduva iš vis žengė drastišką žingsnį, šiais metais apmokestino įėjimą ir padarė bilietukus, aišku, jie daug nekainuoja, ten moksleiviams, studentam gal euras, jeigu neklystu, kitiems 2 eurai, bet o mes truputį pagalvojom iš kitos pusės, pasukom kitų kampų ir tokia kaip sugalvojom tokį žaidimą, kad tarkime žmogus nusipirkęs kažkokį tai suvenyrą, drambliuką ar didelį dramblį galėtų laimėti kelionę. Ir ne šiaip kur? Ir ne šiaip kur, į Indiją ar į Tailandą. Jeigu, aišku, šalis nepriimtinas, tai taisyklėse numatyta, kad gali pasikeisti ten, kur nori keliauti. Tik tiek, kad yra numatytas, kad ta sąlyga būtų įvykdyta tam tikras skaičius pardavimo, kadangi tik pradėjome tą žaidimą žaisti, tai galvojame, kad tikrai įvykdysim ir mes tikrai trokštam padovanoti kažkokiam tai krepšinio sirgalio žiūrovui, kad jis galėtų nuvykti į kažkokią šalį ir Kibirkštį minėti geruoju. Taip pat yra ne tik tai, aišku, gal kaina truputį brangoka, bet tai yra įsteigta ir smulkesnių prizų, kur kiekvieną mėnesį vyks loterija, tarkime, ten galės laimėti klubo marškinėlius su parašais komandos. Tai yra labai svarbi dovana. Taip, po to krepšinio kamuolys su parašais, po to yra mažai toks jau visai smulkmena, bet vis tiek žmogui malonu, galbūt, kad tampa garbės narių klubo ir ten gauna vardinį kvietimą į varžybas, nemokama, nors tos varžybas ir šiaip nemokamos, bet vis tiek žmogus, kai turi, tarkime, savo piniginę kišenėje, jam vardinį kvietimą, taip. Kaip kitaip atrodo. Po to mūsų rėmėjas Gema reabilitacijos centras yra įsteigęs prizus, kur bus tikrai nemažai prizų, kur galima bus nueiti pasitikrinti pas gydytoją sveikatą, konsultaciją ir tai nieko nekainuos. Na va. Ir viskas iš tikrųjų prasideda nuo to, kad reikia svarbiausia ateiti į varžybas ir tuomet jau nuspręsti, ar nori tapti garbės nariu, ar nori pirkti suvenyrą, ar nori dar kažką daryti ir tuomet tikėtis laimėti. Na, mūsų žaidimas dar yra tuo patrauklus, kad kartais žmonės gal ir norintys ateiti į varžybas negalintis, bet norintys prisidėti, dalyvauti žaidime, kadangi žaidimo dalies, tarkime, maža suma lieka dar ir klubui kažkiek tai užsidirbti, tai ir prisidėti prie klubo veiklos, tai gali padaryti ir internetu, perskaitęs mūsų svetainėje taisyklės ir ten viskas puikiai parašyta, ką reikia daryti. Ir gali žmogus būti ir už Lietuvos ribų, tik tai bus sunkiau su dramblio išsiuntimu, gal giminė kartas. Ir artimiausios varžybos jau šią savaitę, taip kad galima susiruošti ir nukeliauti, tuo labiau, kad jos žada būti inirtingos.
Na taip, Klaipėdoje tikrai bus sunku, Klaipėda mums nėra labai tokia paranki komanda, prieš kurią visada būna mums tikrai sunku žaisti ir ypatingai, kad žaisime išvykoje, tai po kelionės, tai kaip ir sakant, tikrai norime laimėti tiek Klaipėdoje, tiek prieš Šiaulius ir įsitvirtinti pirmoje vietoje lentelės, kadangi dabar visos šios 3 komandos, Kibirkštis, Šiaulių komanda ir Fortuna, yra dar nepatyrę pralaimėjimą. Labai iš tikrųjų bus įdomu, kaip seksis. Dainiau, padarom lažybas. Tokias, sakykime, net ne lažybas, tokį pažadą noriu išpešti, vis tiek esam dabar tiesioginė metrija. Jeigu, aš labai tikiu ir tikiuosi, jog ir šį sezoną Kibirkštis pasimatuos medalius, tuomet jūs mums padovanojate vienus marškinėlius. Būtinai. Jūs girdėjot. Žinote, aš jums padovanosiu, kadangi jūs labai geri mūsų partneriai, tai padovanosiu netgi, jeigu ir nelaimėsim. Aš būsiu tada labai nusivylęs sezonu. Būsit liūdnas, bet dosnus. Būsiu liūdnas, greičiausiai tada atleistas. Bet aš vis tiek marškinėlius jums padovanosiu. Paliekam geriau sąlygą. Kibirkščiai medaliai, kelie marškinėliai. Gerai. Graži sąlyga. Ačiū, kad atkeliavot. Ačiū jums, kad pakvietėt. Iki. Iki. Radio stotis kelyje.